Sveiki ir šiandien mes mokinsimės, kaip reikia su lazeriu graviruoti ant stiklo. Visų pirma, mes turime paimti stiklą, logišką, ir jį turime mes iš pradžių nusriebalinti, nes kadangi yra riebalas ir ant riebalo, jeigu užeis spindulys, tai jis neišgraviruos. Bet realiai aš naudoju, tai yra izopropilo alkoholis, čia yra netgi su dezinfektantu, tai labai gerai tinka. Taip papurškėme ant šito, jamame popierių ir viską labai gerai nuvalome. Kadangi stiklas yra skaidrus, tai automatiškai lazeriui krentant šviečiant tiesiai ant stiklo, jisai graviruos kiaurai. Realiai lazeris turi kažkur atsibušti tam, kad būtų galima išgaruoti. Todėl mes tam naudosime kreidinį markerį. Čia yra, matėte, Schneider gamybos. Jis yra kreidinis markeris, jį būtų labai gerai suplakti, tam, kad jis būtų jau uždžiūvęs, kad vėl galėtų suplakti visą tos chemijos, ar kaip ten buvo, aš nežinom. Ir tam, kad galėtume mes visą padengti plotą. Reikia kreida tam, kad būtų lazeriui kur atsimušti. Tad jamame ir gražiais stengiamės labai vienodais brūkšniais visą tą jį ir padengti. Dabar aš jums noriu parodyti kelis padengimo būdus ant stiklo. Tarkime, čia yra jau praktiškai tobula, nes yra labai vientis. Matote? Čia yra, kai būna per daug kreidos, ir čia būna, kaip yra nepridėpta iki galo, kai nėra vientisa. Tai vat aš paimsiu, paruošiu failą, kad jis apimtų visas, tarkim, šitas vietas, ir tuomet pamatysite, kokie yra niuansai, kai, tarkim, yra gerai padaryta, kai yra per daug kreidos ir kai yra tarp ir nepilnai užpilta, kokie yra taip defektai. Mes naudojame X-Tool F2 Ultra dviejų galvų. Taip yra du lazeriai, tai yra diodinis ir yra fiberis. Ir patarimas. Graviruojant stiklą visada kažką turėkit po apačią, nes kai pergraviruoja, kaip spindulys atsimuša į kreidą, vis tiek dalis spindulio patenka ir po stiklu. Tai realiai kas bus po apačią, tas prasigraviruos. Tai galite dėti kartoną, popierių ar dar kokią tai metalinę plokščią, arba kadangi nieko po ranka neturiu ir čia yra juodas fonas, jums puikiai pasimatys, kas ant juos lieka po išgraviravimo. Tai dabar mes turime matyti, tai yra raudonas ir mėlynas lazeris, reiškia, kad aukštis yra negeras. Ateiname į F-Tools programą ir mes nusiemame aukštį. Automatiškai jisai susikalibruos. Nusiėmė aukštį, turime vizualizaciją ir galima po truputį jau darbuotis. Štai įsikėlėm mandalą, radau internete, tad dėsiu galbūt dalis ant geros, ant pertekliaus ir ant kur yra, nėra tolygiai užtepta. Ir paleisime graviruoti. Graviruojame su tokiais nustatymais ant Blue Light, tai yra ne fiberis, o diodinis. Ir tokie nustatymai, vėlgi nustatymai skiriasi nuo lazerio tipo ir skiriasi nuo stiklo tipo. Čia yra negrūdintas stiklas, 5 mm storio, tai aš atradau tokius nustatymus, bet visą laiką galima dar kokybę gerinti. Būtinai uždarome šitą, kad negadinti savo akių, spaudžiame start ir prasideda smagumas.
Štai, išgraviravo ir pažiūrėjome patį pirmą procesą, kas yra po stiklu. Kaip ir minėjau, po stiklu turime tai, ką graviravome ant stiklo. Todėl būtina, jeigu norite apsaugoti savo pagrindinį tai pagrindą, dėkite kartoną, metalo kažkokią plokštę, kažką, ką negaila sugadinti būtų. Bet vėlgi, jeigu tai tarkim bus kartonas, tai kas 3-4 graviravimus reikės keisti, nes jisai tiesiog sudegs. Tai vat. Dabar belieka nuvalyti, kad pamatysite rezultatą. Tarpuškime galima po vandens srovę nuplauti. Šitą kreidą, kad nuplauti kreidą. Tai čia su ko valysit, su to gerai. Galima su to, galima, jeigu turite drėgnų servetėlių, tai čia jau ką turit po ranka, valomo su ta ir galite valyti. Tai va, mes nuvalom iš abiejų pusių, nes tai kas po apačia irgi yra degėsiai. Nuo to, kas po apačiu buvo, tarkim, jeigu buvo popierius, tai bus popieriaus degėsiai. Jeigu metalas, tai metalo degėsiai. Tai va, ir mes nuvalom ir galėsim pažiūrėti jau rezultatą. Dar truputuką, kad gražiau matytos, stiklas būtų gražesnis. Ir tuomet pamatysite, kaip gražiai viskas čia atrodo ir kas yra dar negražaus, nes turėjome skirtingai padengtą paviršių. Taip. Tai va, matome dabar, kad štai nuvalėmės, puikiai matome, nežinau, parodyti, kad kur buvo gerai padengta, tolygiai tai yra labai viskas labai gražiai. Ten, kur matote, nebuvo padengta, tai ir neišsigraviravo, liko juostos, o ten, kur buvo perteklius, irgi šitos pasimatos gal geriau, labai sunku parodyti. Pabandysiu perimti kamerą. Vat puikiai matote, kur buvo perteklius, ten yra tamsesni. Ir matote, kur buvo ten tamsesni. Ir čia, kur tarkim buvo tas vat nepadengtas, tad irgi neišsigraviravo. Tai vat, kokybė irgi tokia biškai prastesnė, nes pats tas irgi negeros kokybės. Iš interneto buvo ištrauktas greituoju būdu. Tai vat, tad tokie jau nustatymai ir taip jau graviruojasi ant stiklo. Bet kaip ir minėjau, reikia, kad būtų kuo tolygiau padengtas stiklas ir tada puikiai įsigraviruoja. Tad šitom ir baigsime šiandien mūsų video. Šiandien mes mokinamės, kaip reikia graviruoti ant stiklo, kokie yra nustatymai, kokie yra paviršaus padengimo būdai. Gali būti ir kitokių padengimo būdų, bet aš dirbau su to, su kreida, nes yra labai patogu, bet tada gali juos nusipirkti kokio tai dažų ar tai dailės reikmenų parduotuvėje, tai yra labai patogu. Ir toliau tiek šiandien. Ką norite pamatyti toliau, galite rašyti komentaruose. Kam patiko video, prašome, galite prenumeruoti ir tikrai aš jas kelsiu į savaitę po 2 ar 3 video, gal netgi dažniau, žiūrėsiu kaip seks pagal laiką. O toliau, ką? Susimatysime iki kitų kartų. Taip pat, jeigu norite ar planuojate pirkti Xtool, aš esu prisiregistravęs kaip demo kambarių turiu pasidaręs, tad galite, norite užsiregistruoti, atvažiuoti, pamokinsiu, pasibandysite, patinka, nepatinka, atsakysiu visus norimus klausimus, galėsime prie jūsų išgraviruoti ir padėsiu, realiai galėsiu pakonsultuoti rūpimais klausimais. Ir toliau, kas šiandien tiek ir gero vakaro.